esame grupė Kamanių šilelis iš Vilniaus. Tai visų pirma, aišku, kad mes patys kaip žmonės augom ir keitėmės ir brandom, sakyčiau. Tai manau, kad visą tai atsispindi ir mūsų muzikoje. Man atrodo, kad mes labai pasikeitė, mes buvom tokie, ten žinai, vis tiek pradėjom 16-17, tai buvom tokie ten viskas buvo taip, tiesiog ėjo, visi koncertai buvo kažkokie atsitiktinumų virtinė tokia. Tai dabar gal tų atsitiktinumų mažiau yra, tokia gal profesionalumo atsirado daugiau. Ir tikrai, man atrodo, kad mes labai subrendom, esmė tai mūsų liko, nes mes tikrai kažkokie esam tokie patys iš esmės, bet kažkaip koncentruočiau gal ir gal aiškiau kažkaip kaip idėjas gebam perduoti dabar. Nes anksčiau tai buvo kažkoks, aš kiek pamenu, tai tas... Jo, chaosėlis toks. Chaosas. Ir mes tam tokiam dar dvare gyvenom, čia Žygimantų gatvėje buvo tokia troba. Tai ten ir kurdavom tos pirmus Kamanių šilelio visas dainas su liaudišku būgnu. Ir su santechniniais visokiais raktais, pavyzdžiui, arba ten pjūklais, nes tiesiog neturėjom instrumentų daugiau kitokių, tai viską naudojam, ką randam buity. Dėl to yra paplitęs, aš net iki dabar juokiuosi, nes mūsų dar aprašyme iki dabar yra kažkur eilutė, kad grupė naudoja pasitelkdami buities ten rakandus ir taip toliau. Realiai tai buvo gal ten pirmi mūsų koncertai, 2011, kada mes taip grojam. O dabar jau tie buities rakandai pasikeitė į sintezatorius, jau rimčiau, kaip sakant, galandam elektroniką. Aš manau, kad yra dalis, kurie užaugo kartu ir kurie visą tą mūsų virsmą tokį kartu stebėjo ir iš tikrųjų kartu augo ir liko su mumis, bet yra ir labai daug klausytojų, kurie vis atsiranda naujai, tiesą sakant. Aš kartais paklausiu per koncertus, kas iš jūsų yra pirmą kartą mūsų koncerte, tai aš nežinau, kiekvieną kartą vis kelia žmonės, tai vadinasi, kad jie tik dabar mūsų žino, nors mes jau tiek metų grojam. 13, man atrodo. Jo. Bet ką aš matau bendro apie mūsų klausytoją, tai kad yra tokia bendruomenė, kuriasi tokių labai šviesių, šiltų žmonių. Ir tokia gentis savotiška netgi, jie turi tam tikrą kažkokį būvį, nežinau, mes susirenkam į savo koncertus ir matom tą gentį. Ir tai yra kažkas apie jautrumą, apie kažkokį pasaulio tam tikrą pajautimą. Aš tai labai myliu mūsų klausytoją. Man atrodo, kad jie tokie nuoširdūs, tokie tikri. Ir turbūt, nežinau, nieko nėra geriau, kai kažkokią dainą ten visi, kaip ta gentis, jie iš širdies plešia per koncertus. Tai yra tokia didžiulė dovana. Kažkaip, jo, esame dovanoti tokia nerealia armija žmonių. Kai nieks nematys. Man labiausiai tai žmonės žavi, kai Mantas savo viršutinį rūbą koncerto metu nusirengė jau vidury koncerto. Jo. Bet reikia atsargiai, vieną kartą savo su aksominiu švarką mylimiausiai išmetęs į publiką, taip žaismingai, žinai. Ir po koncerto aš taip susimaščiau, kad blemba, aš norėčiau jį vis tik atgauti ir tada aš gėdingai klausiau nuo scenos, tai gal kažkas pagavot ir galite atiduoti, tai ne, negrąžino. Labai gerai. O šiaip aš nežinau, ar galima, bent jau aš nežinau, ar aš galėčiau atsakyti į šitą klausimą, nes ko gero iki galo mes taip ir niekada nesužinosim to, kodėl. Nes juolab, kad ir, tarkim, su kūriniais būna taip pat, kad tu išleidai, tarkim, vieną ar kitą kūrinį, ne? Ir kažkodėl tu abudu juos vienodai myli, tau jie abudu labai vienodai patinka, bet vienas kažkodėl randa atgarsį ir ryšį klausytojose, o kitas taip praeina tiesiog ir milijonas priežasčių gali būti tam. Tai kažkaip ir gal ir gerai nežinoti iš tikrųjų. Būtų įdomu paklausti iš tiesų, ką jie ten randa mūsų koncertuose. Kaip ir tu, Aš manau, kad mes esame labai skirtingi, Mantas dažniausiai užima tą dalį, kuris tikrai bendrauja ir kažkaip dalyvauja labai aktyviai, kaip tu paminėjai. Žaismės daug yra, aš tai nelabai jaučiuosi tokia gal, nežinau, žaisminga. Aš kartais tokia būnu, nežinau, tokia ramesnė. Tu labai žaisminga, tu dainuoji, ten užvedinėjai tas sutartinės su žmonėm. Čia labai svarbus irgi dalykas yra. Jo, galbūt tas įtraukimas yra vienas iš faktorių. Jo, man atrodo, kad mums bendrumas svarbiausia yra ir bendrystės potyris. Tai ką gal bandom sukurti su koncertais ir koncertuose, kad tai būtų tokia bendrystės patirtis.
planuojam šiais metais pagaliau ištaisyti šią negerovę. Girdėjau daug labai gerų atsiliepimų, manau, kad darot labai fainą ir reikalingą dalyką mieste. Tai visiškai respekt. Ir jo, tikiuosi, kad šiemet pavyks taip iš esmės sudalyvauti ir visur. Ir apie ką kalbėjom, taip giliau O patirti. kur tu nori sudalyvauti? Pamatysit, staigmena. Tai štai, ką galima bus išgirsti Audroje.